Taip, tikrai taip. Jūs teisingai pamatėte ir jūs teisingai supratote. Šios spalvos skirtos taip pat jiems, nes jie yra šalia mūsų, jie yra žemėje. Ir noriu su jumis pasikalbėti apie tai, ką aš manau apie tos pačios lyties žmones ir jų gyvenimus energetiška prasme žemėje. Tai yra pasirinkimas visų pirma sielų. Ir tai nėra atsitiktinumas. Tai nėra klaida. Tai nėra nuodėmė, kaip kartais bando primesti religija ar nesupratimas. Tai viena iš daugelio patirčių, kurias siela pasirenka tam, kad augtų, išmoktų meilės, ištikimybės, drąsos, priėmimo tiek savęs arba tiek kitų. Kai kurie žmonės gimsta kitokiais ne todėl, kad būtų neteisingi, o todėl, kad per jų skausmą, jų išskirtinumą, jų gyvenimus pasaulis mokosi mylėti be sąlygų. Energetiniu požiūriu į tos pačios lyties poras ar poros reikėtų žiūrėti ne iš žemesnės ir ne iš tamsesnės pusės. Bet kai jų meilė yra slopinama, persekiojama, žeminama, kaupiasi tiesiog skausmas ir energetiniai blokai, bet ne juose, o jumyse, kad iki šiol nesugebate to pripažinti ir priimti. Ir tie blokai su laiku ir sukelia jums depresijas, ligas ir visų pirma neapykantą sau. Daugelis jų turi labai šviesias sielas. Jie yra drąsūs ir išdrįsta gyventi atvirai žemėje. Galų gale būti savimi pasaulyje, kuris dažnai juos taip smerkia. Ir tai jau yra tiesiog dvasinė sielų žeminimo, net nežinau kaip pasakyti, jau nebe skausmas, nebe neapykanta, bet tai yra, kas kartais žmogų taip stipriai paliečia. O kas gyvena slapta, irgi turi savo kelią, irgi turi savo procesą. Karminė prasme, kai kurios sielos grįžta į žemę po sunkių gyvenimų, kuriuose galbūt kažkas juos skriaudė ar atmetė juos tokius, kokie jie buvo. Tai šiame gyvenime kartais jie gimsta kitokie, bet jie nori patirti iš vidaus irgi meilę, artumą, šiltumą, bet ne kaip bausmę, galbūt kaip transformaciją, kad giliai suprastų, ką reiškia būti mylimam, atstumtam. Ir jie vis tiek pasirenka ne ką kitą, bet meilę, jausmus. Aš galvoju, ką turėtume daryti mes visi. Visų pirma, turbūt liautis teisę, liautis smerkę, liautis kaltinę, o galiausiai ir pagaliau atverti širdį. Ir prisiminti, kad ne kiekvienas žmogus yra šventykla. Nesvarbu, kas jo kūne. Nesvarbu.
svarbu, kas jo meilėje. Taip, tai yra svarbu, kad nepaliestų mūsų vaikų. Aš už tai, aš su jumis, aš tą kuo puikiausiai suprantu ir suvokiu. O kas būtų, jeigu paliestų tavo vaiką, tavo dukrą, tavo sūnų. Aš ne apie tai kalbu, aš tik tais kalbu, ką ir kaip turi jaustis tie žmonės, kurie yra tarpe mūsų, kurie gyvena pasaulyje, kurie gyvena šioje žemėje ir kenčia, nors trokšta ir nori lygiai to paties meilės. Tik būti mylimiems ir jaustis, kad juos myli. Aš tik noriu dar ir dar tuo pasakyti ir galbūt pabrėžti ir pakviesti, pamastyti, apmastyti, kad mes visų pirma ir nusidedam net tokiu būdu energetiškai. Ir tas visų pirma atsilieps mums, tiems, kurie smerkiam. Ir jeigu to nedarytume, tai ir pasaulis būtų daug švaresnis, skaidresnis ir skaitau, kad galbūt net ir negimtų tokie žmonės, bet jeigu jų tarpe mūsų yra, tai aš vis tiek už širdį, už šviesą, už meilę. Ir aš priimu visus žmonės ir niekada jų nesluoksniuoju. Nesluoksniuokite ir jūs. Pagalvokite, apmastykite ir pagalvokite kitą prasme ir per kitą prizmę. Galbūt lengviausia būtų pagalvoti, jeigu įsivaizduotumėt, kad jo vietoje dabar esate jūs. Ir išgirsti tuos visus pažeminimus, tuos skaudžius liemus žodžius, vadinimus, pavadinimus, apvadinimus, apvardinimus. Ir kada tu esi toks nepriimtas žemėje, nors tik nori mylėti ir žemėje dalintis gerumu. Myliu visus, apkabinu visus ir linkiu šviesos visiems.